Sveiki. Pasidalinsiu savo pirmais įspūdžiais iš pirmos konferencijos. Tai buvo pirmais metais ir vyko Italijoje. Na, šiaip nebūčiau važiavusi, bet kažkaip sako, bent vieną kartą reikia išgirsti pačiam, pamatyti pačiam ir tada turėsi savo nuomonę. Ir 2 dienų konferencija, gražioje vietoje, viskas tvarkoja. Ir daug pranešėjų įvairiausių. Viena iš pranešėjų buvo daug metų dirbanti gydytoja, ne Lietuvos. Ir jinai šiek tiek dalinosi, turėjo tam tikrų ženklelių, apie jo šiek tiek dalinosi, priklauso ten ne vienai sveikatos bendruomeniai, kaip pasakyti, ten Japonijos, Kinijos, kokios ten sveikuolių, vienu žodžiu. Per savo gyvenimą daug visko mokėsi, daug žinių. Ir ta moteris, gydytoja, jį gydo ir rekomenduoja tik tai šios kompanijos produktus. Ir sako, būna ateina žmogus, tai aš nueisiu pigiau nusipirksiu. Gerai, sako, nusipirk, bet tu vis tiek grįši, nes tu nesusitvarkysi. Tos problemos tu neišspręsi. Ir sako, jie visi grįždavo. Ir paskui pasidalino skaičiais, kiek per metus paminėjo ten diagnozes, paminėjo kokį begalinį ten skaičių, kiek žmonių padėjo susitvarkyti sveikatą. Na, čia kaip ir sėdi vau, dar vieną tokį kaip receptą mums, nežinau, čia gali vadinti receptą, ne receptą, paminėjo, kad prie žarnyno, bet kokios žarnyno problemos yra 2 produktai, tai žarnyno bakterijos tos kompanijos ir alojo gėrimas. Jis unikalus tom, kad jis yra be aloino, vienintelis rinkoje, kuris turi šalutinius. Čia apie alojiną. Šios kompanijos alojas gėrime šito ingrediento nėra, o žarnyno bakterijos unikalios tom, kad jos yra apsaugotos nuo skrandžio rūgšties. Todėl nueina iki žarnyno ir ten jos pasileidžia, ten atlieka savo darbą. Kiek teko domėtis rinkoje, nesuradus nei vienų žarnyno bakterijų, kurios būtų apsaugotos nuo skrandžio rūgšties. Esu mačiusi ant pakelio parašyta, kad apsaugotos, bet kaip ir kokiu būdu, negavau aš atsakymą. Tik suprantu tai, kad neužtenka parašyti. Reikia pasidomėti. Ir antras momentas, išeina tokia moteris, 2 didžiausios nuotraukos. Pirma nuotrauka su dideliu antsvoriu. Kita, taip kaip scenoje stovi, mažutė, smulkutė, ta pati moteris. Ir ji pasidalino savo istoriją. Jos diagnozė buvo, jai buvo rasta prie didelio antsvorio, jai buvo rasta 3 augliai. Iš po visų tyrimų, iš po visų gydytojų ir panašiai, paskutinis momentas buvo, kai ji iš po konsultacijos išvažiavo tiesiu taikiniu užsakyti savo kapinėse urnai vietos. O jos tokia situacija buvo. Jai dienos buvo suskaičiuotos ar mėnesiai ten ar kiek. Ir taip jai gyvenime susidėliojo, kad kažkaip atėjo iki jos ta žinutė apie šią kompaniją, apie jos produktus ir ji pasiryžo išmėginti, nes neturėjo jokių vilčių. Kaip jinai pasakojo, sako, aš pradžioje maniau, kad manim nori pasinaudoti, nes tai buvo
dideli pinigai, tai buvo dideli kiekiai. Bet jinai nepasidavė. Po pusės metų, kai eilinį kartą nuėjo tirtis, pas ją nebebuvo auglių. Laikui bėgant pradėjo ir svoris tvarkytis, kristi. Ir aš suprantu, tada sėdžiu, žiūriu, ant pusės salės iškritę verkia. O tuos metus aš buvau tik mes buvom pradėję mūsų šeimoje vartoti ir aišku, tie rezultatai be galo stebino, man buvo toks kažkoks kosmosas, kaip taip vyksta, kas čia daros. Ir tikrai daug kalbėjau, daug dalinausi, kažkaip atrodo noris ant viso pasaulio rėkti, jūs žinot, kad taip įmanoma ir panašiai. Ir aš atsimenu, iš po tos moterytės pasidalinimo, aš sėdžiu toje salėje ir galvoju, aš niekam nieko neturiu įrodinėti. Niekam. Aš dėkinga, kad iki manęs ta žinutė atėjo ir kam reikės, iki jo ateis. Ir grįžtu į Lietuvą su ta mintim, kad viskas. Grįžtu į darbą ir aš niekam nieko nebesakysiu, nenoriu ir panašiai. Ir ateina viena klientė mano. Ir užveda kalbą. Buvai, pasakok. Niekas, sakau, aš nepasakosiu. Sakau, nei jums čia įdomu, nei jums čia reikia. Pasakok, sako aš. Ir kažkaip pasidalinau tos moters to patirtim. Bet ir, sakau, nebenoriu, žinokit, sakau, niekam nieko pasakoti. Ir kai į sieną, žmonėms to nereikia. Žmonėms gerai yra taip, kaip yra. O kam tikrai jau reikia, tas jisai ieško ir atranda. Ir man taip, kaip tu niekam nepasakosi? Kaip tu? Tai iš kur tam žmogui sužinoti? Ir vėl nuo pradžio. Ir paskui galvoju, iš tikrųjų, jeigu man nebūtų pasakę, jeigu mano klientė būtų patylėjus, nutylėjus, kur šiandien būčiau aš, kur būtų, kuom baigėsi mano sūnui, kokiu dar būtų, nuo laringito iki astmos gal būtumėm daėję. Mes turim savo artimoje aplinkoje, kur žmonės tvarkosi su visais tais inhaliatoriais, jų pasirodo net dydžiai yra atitinkami ir per tiek metų pas juos jokių pakitimų. Tik vaistų daugėja, tik keičiami, tvarkomi. Nuo to laiko pradėjau aš važiuoti tas konferencijas ir jau 3 metai kaip važinėju ir įvairiausių istorijų. Įvairiausių, nuo elementariausių iki proto sunkiai suvokiamų. Niekada neatmeskit galimybės. Jeigu kažkur kažką išgirdot, pasitikrinkit, pasidomėkit. Pasidomėkit, kas per kompaniją. Kiek jinai rinkoj. Kodėl žmonės taip. Ir aš atsimenu, kai sakydavau, iš kartos į kartą. Natūralu, tu nori, nenori. Aš po pirmos savaitės mamai paskambinau ir sakiau, mama, mes juos imam, mes juos vartosim. Tu pirmoji eilėje atsisuki į savo artimiausią žmogų. Į pačius artimiausius. Čia ne kažkokie, kad pamėginai ne tik, bet galiu parduoti. Ne. Čia kalba ne apie tai. Čia yra daug daugiau. Niekada neatmeskit galimybės. Niekada negali žinot, kada gausi kažkokią žinutę. Visą laiką patikrinkit. Ir gal tikrai galit būti labai labai nustebinti, kaip mes. Ir daugelis kitų. Gražios dienos.